Nu, sveiki, esu Maksimoj ir norėjau parodyti vieną tokį dalyką su kava. Šiaip tai va, pažiūrėkit kavos kainos, kokios čia tipo Maksimoj yra nuolaidos. Šitą aš turgui perku po 12 eurų. Tai pažiūrėkit, jeigu čia yra dabar nuolaida 14 su kapeikom, kainavo 21-23 eurai kavos, tai įsivaizduokit, kiek Maksima pelno užsideda, kiek savo užsideda kainą, kokią parduoda žmonėms. Tai va tokios kainos 16. Tai va dabar, kai yra nuolaidos, tai įsivaizduokit, jeigu jie daro dabar tokias nuolaidas, tai kiek jie užsidirba, kiek nuo vieno pakelio, kiek jie gauna pelno Maksima. Tai va čia yra akių dumimas žmonėms, tokios kainos, pasižiūrėkit. O aš sakau, turgui šitas kavas aš perku po 12 eurų. Čia parduotuviai kainuoja virš 20. Tai va toks mano pastebėjimas su kava, nes kavos mėgėjas esu, perku pupelių kavą ir apie tai kalbėjau, kodėl aš perku pupeles, o ne maltą kavą. Kas norit apie maistą, galite susirasti video ir pasižiūrėti, ką domina. Tai va, kol kas tiek ir būkite budrus, žiūrėkit, stebėkit, kokios kainos ir būtent kokia sudėtis visų prekių. Tad iki.